Džonas Vikas dar tikrai sugrįš, o žudikų visata prasiplečia dar 3 filmais. Šiuo metu Las Vegase vykstančioje CinemaCon parodoje studija Lionsgate pristatė savo būsimus projektus susijusius su Džono Viko visata. Jų iš viso bus 4, apie vieną tai jau tikrai žinojame ir jisai po kelių mėnesių pasirodo kino teatruose, tai yra Balerina, kurioje pagrindinį vaidmenį atliks Ana de Armas. Tačiau didžiausias naujienos yra būtent 3 nauji projektai. Pirmasis jų yra patvirtintas Džonas Vikas 5. Daugiau apie tai informacijos kaip ir nėra, tad reikia laukti, kaip bus išvystyta ta istorija. Antrasis - animacinė Džono Viko priešistorija, kuri pasakos apie Džono Viko išėjimą iš žudikų organizacijos prieš tai, kaip jisai nusprendė gyventi normalų gyvenimą. Taip pat filmas turėtų būti kuriamas anime stiliumi. Na ir trečiasis filmas bus apie Keiną. Jeigu matėte 4 dalį, tai tikrai atsimenate tą akląjį žudiką. Taigi Donis Jenas ir toliau vaidins savo personažą ir taip pat režisuoja šį filmą. Ir visa istorija, veiksmas ir kovų choreografijos bus kreipiamos į kiniškasias tradicijas. Na ir panašu, kad būtent Keino projektas pasirodys vienas pirmųjų, kadangi jau šiais metais yra planuojama pradėti gamybą. Kurio iš šių filmų laukite labiausiai, parašykite komentaruose ir nepamirškite manęs pafollowinti.